Mhm. Taip, Tai sveiki visi, labas Irina. sveikas. Džiaugiamės galėdami pasidalinti su Irina šią temą su įvairių sričių profesionalais. A, O tema apima daugybę aspektų, tai yra nuo projektavimo iki gaisrinės saugos, nuo reglamentų iki estetikos. Pati mediena yra unikali medžiaga, suteikianti platų kūrybinį potencialą ir kartu kelianti įdomių iššūkių. Tai šiandien mes norim parodyti, kaip moderni statyba dera su aukštais saugumo reikalavimais ir kaip įtaikoma kitose šalyse, kaip pavyzdys Skandinavijoje ar kaimininėje Latvijoje ir kokias galimybės tai atveria Lietuvoje. Šiandien darysiu kaip ir pristatė Irina ir mane. Tai yra, Irina yra gaisrinės saugos inžinierė ir turi platų žinių bagažą, kalbant apie projektavimą, apie medinių konstrukcijų apsaugą ir panašiai. Tai trumpai apie mane. Esu Linas Kriščiūnas, atstovauju gamintoją Promatą ir esu atsakingas už Promato gaminių vystymą Baltijos šalyse. Ir nuo šių metų antro ketvirčio pradėjome darbuotis ir su Islandijos rinka. Jeigu tarp jūsų yra, tarp dalyvių yra projektuotojų, architektų arba galbūt vystytojų, kurie domisi Islandijos rinka, kurie darbuojasi su Islandijos rinka, tai būtų įdomu po webinaro su jumis pabendrauti. Ir šiandienos pristatymo turinys atrodys taip. Tai pirmas tris dalis pristatys Irina, bus pristatymas ir temos apžvalga, toliau užsienio šalių praktika, Lietuvos norminių dokumentų apžvalga ir paskutinė dalis, tai bus mano, tai susijęs su reikalavimu užtikrinimo būdais. Ir toliau, aišku, klausimai iš jūsų pusės. Tai dėkui, Linai. Nu ką, startuojam. Tai pradžio turbūt, kaip ir minėjo Tomas ir kaip minėjo prieš tai kolegos, tai medis jis pasižymi iš tikrai geromis savybėmis, būtent kalbant apie laikančią gebą. Ir kai žmonės abejoja medžio konstrukcijų galimybėmis, aš manau, kad tai yra stereotipas. Taip pat prie stereotipo aš priskirčiau ir tai, kad medis negali tarnauti kaip neapsaugota konstrukcija. Paprasčiausiai reikia parinkti tinkamus skersvėjo konstrukciją. Ir dar dėl ko turbūt abejojo kolegos, kalbant apie gaisrinę saugą, kad neįmanoma užtikrinti, kad konstrukcijomis, organinėmis konstrukcijomis arba medinėmis konstrukcijomis neišplis gaisras. Tai vėlgi tai yra, mano nuomonė, stereotipas, kuris susiformavo žiūrint į istorinę pastatų konstrukciją, bet galbūt nuo pradžių pradėkim ir paaiškinsiu, kodėl tai, mano nuomonė, jau yra stereotipas. Šiaip iš kur atsiranda tos baimės, tai dažniausiai baimės paremtos istorija. Nagrinėjant Vilniaus istoriją, pastebėjau, kad tikrai buvo nemažai gaisrų Vilniuje, jis buvo stipriai išdegęs. Bet priežastis, dėl ko tas įvyko, tai viena iš tokių pagrindinių priežasčių, tai yra svetimų kariuomenių invazija į Vilnių. Būtent tai yra, kaip sakyt, buvo specialiai deginti pastatai, buvo išdegintas miestas dalinais. Ir kita priežastis, dėl ko buvo nemažai gaisrų, tai yra neatsargus elgesys su ugnimi. Dar norėčiau paminėti, kad priešgaisrinės apsaugos tas ugniagesių komandos, jos atsirado sąlyginai neseniai ir iki XIX amžiaus žmonės gesino gaisrus savo jėgomis. Tas vėlgi nepridėjo turbūt saugumo pojūčio ir tos miesto išsaugojimo tokio.
Ir dar vienas momentas, tai yra nebuvo normatyvinių dokumentų, kurie reglamentuotų pastatų konstrukcijų, tas projektavimą ir statybą. Tai yra, jeigu pasižiūrėt, kai buvo projektuojami mediniai pastatai Europoje, tai nebuvo išlaikomi minimalūs priešgaisriniai reikalavimai. Taip pat tuo metu nebuvo įvairių inžinerinių sistemų, kurios leistų pastebėti gaisrą ankstyvioje stadijoje arba užgesinti, lokalizuoti gaisrą ankstyvioje stadijoje. Tai taip, nagrinėjant istoriją, tos baimės kaip ir turi pagrindo, bet šiai dienai situacija keičiasi, požiūris į konstrukcijas, į gaisrinę saugą keičiasi, galimybės keičiasi ir aš manau, kad vėlgi tai prisideda prie saugumo. Kalbant apie medį, bus tokie dažnai vartojami tokie terminai kaip atsparumas ugniai ir degumo klasė. Tai yra visiškai du skirtingi parametrai, kuriuos negalima maišyti. Tai atsparumas ugniai, tai jis visiškai, tas parametras, jis nieko nepasako apie konstrukcijos medžiagiškumą, bet nurodo, kiek laiko konstrukcija gaisro sąlygomis gali atlaikyti apkrovas. Degumo klasė, tai nieko nesako apie apkrovų gebėjimą atlaikyti, bet nusako konstrukcijos medžiagiškumą. Tai yra, kaip gali tas elementas, medžiaga, konstrukcija, ant kiek greitai gali užsiliepsnuoti, ant kiek jos paviršiumi gali plisti liepsna, arba kiek gali dūmų išskirti tą konstrukciją. Ir kaip ir mano kolegos anksčiau minėjo, ačiū Tomui, tai yra labai geras pavyzdys, tai yra palyginimas su plienu, nes plienas pats iš savęs yra nedegi medžiaga, bet gaisro sąlygomis faktiškai po 5-10 minučių plienas jau praranda savo stipriminės savybės ir jis jau nebegali tarnauti kaip konstrukcija, kuri gali laikyti apkrovas. Nors kaip ir plienas nėra degi medžiaga. Tai atsparumas ugniai ir degumo klasė tai visiškai skirtingi parametrai ir turbūt Linos prašysiu, kad pakomentuotų ir būtent sertifikavimo patį principą, kad tai vėlgi visiškai skirtingai sertifikuojami šitie dalykai. Taip, tai labai gerai, kad Irina pradedi nuo tokių, atrodo, bazinių dalykų, bet kai man pačiam tenka bendrauti su įvairiais rinkos žaidėjais ir kai pasisuka kalba apie sertifikatus, apie patį produktų pritaikymą, tai supranti, kad nėra viskas aišku ir suprantama. Tai kalbant šiek tiek plačiau apie skirtumus tarp degumo klasės ir atsparumo ugniai, norėčiau išskirti 4 punktus. Pirmas, tai yra skirtingi standartai. Degumo klasės ir atsparumo ugniai klasės yra skirtingos dėl vertinimo kriterijų ir funkcijų skirtumų. Antras dalykas, tai yra skirtingi reikalavimai. Trečias dalykas, yra skirtingi sertifikatai. Ir ketvirtas, kalbant apie pačius produktus, dažnu atveju, nesakau, kad visada yra tam tikrų išskirtinumų, bet dažnu atveju naudojami ir visai skirtingi produktai. Ir produktai užtikrinantis atsparumą ugniai, jie yra, įvardinkim taip, technologiškai pažangesni. Tai trumpai gal tiek. Tai nuo ko turbūt reikėtų pradėti, kalbant apie medį, tai dar kartą pakartosiu, ką ir minėjo prieš tai Tomas, tai ir kaip medis elgesi gaisro sąlygom. Kuo baiminasi mano kai kurie kolegos, tai sako, žiūrėk, kai medis dega, jis degimo metu jis išskiria papildomai šilumos ir skatina gaisro vystymąsi. Taip, tas yra ir tame yra medis turi savo specifiką, bet ją galima įvertinti. Ir taip pat galima įvertinti ir kitą medžio savybę, tai yra medis degdamas formuoja apanglėjimo sluoksnį ir tas apanglėjimo sluoksnis, jis po kažkiek laiko pradeda tarnauti kaip apsauginis sluoksnis. Ir faktiškai apsaugodamas konstrukcijos šerdį nuo gaisro poveikio. Dėl to ir ta konstrukcija gali atlaikyti žymiai ilgesnį laiką gaisro poveikį, lyginant, pavyzdžiui, su kitomis konstrukcijomis. Ir dar, ką turbūt svarbu paminėti, tai yra, kai mes kalbam apie medinės konstrukcijas, tai nereiškia, kad mes būtinai norim ar turim taikyti tik tais medį, kuris nėra apsaugotas. Taip pat mes galim ir taikyti papildomas priemonės, kurios leistų medį apsaugoti nuo gaisro poveikio
neskatint jo išdegimo ir taip užtikrint dar geresnės jo savybės. Tai užsienio praktika, kažkiek minėjo Darius apie tai, man ši tema irgi buvo turbūt, ne turbūt, o buvo įdomi, kai aš tik tai pradėjau nagrinėti, kokiosgi galimybės projektavimo iš medžio. Tai Švedija iš tikrųjų viena iš tokių lyderiaujančių šalių, kalbant apie medinės konstrukcijas, iš dalies tai sąlygoja būtent istoriniai sprendimai, tai yra kaip ir buvo prieš tai pasakyta, kad 90% individualių pastatų pastatyta šiai dienai Švedijai iš medžio konstrukcijų, bet taip pat Švedijoje buvo labai palankios sąlygos medinių konstrukcijoms dėl to, kad Švedijoje nėra keliami reikalavimai konstrukcijos degumui, bet nurodoma tik tais konstrukcijos atsparumas ugniai. Tai yra, kitaip tariant, jeigu konstrukcija bus iš popieriaus, iš plastiko, tai visiškai nesvarbu, svarbu, kad ji atlaikytų tas apkrovas, kurios jai numatytos. Jeigu gaisro sąlygomis jį tas apkrovas atlaiko, vuolia, viskas, elementas tinkamas. Bet skirtingai negu Lietuvoje, Švedijoje labai griežti reikalavimai fasado degumui. Tai yra, kiek aš prisimenu, ten, jeigu aukštesnis pastatas, man atrodo, negu 3 metrai, tai jo degumo klasė turi būti A2, tai yra turi būti visiškai nedegus fasadas. Jeigu norima naudoti medinės tas konstrukcijas, tai tokia atveju pastate turi būti įrengta sprinklerinė gaisro gesinimo sistema. Tai lyginant su Lietuva, būtent daugiausia dėmesio Švedija kreipia dėmesį į būtent į fasado degumą, bet ne į konstrukcijų. Norvegijoje reikalavimai stipriai irgi keitėsi, nurodomas būtent, kad konstrukcijos turi būti, gali būti medinės konstrukcijos, bet yra 2 variantai, kaip galim projektuoti medinių konstrukcijų pastatą. Tai yra arba uždengti tas medinės konstrukcijas apsauginiam priemonėm, apsauginiam plokštėm, ir normatyvinėse dokumentas net ir parodyti mazgai, kaip turi būti tas medinė konstrukcija apsiūta, arba kitas variantas, tai yra pastate turi būti įrengta sprinklerinė gaisro gesinimo sistema. Tas pats ir apie fasadą, kai mes kalbam, tai fasado irgi keliami reikalavimai, turi būti iš lauko, gali būti apdaila medinė, bet tokia atveju pastate turi būti sprinklerinė gaisro gesinimo sistema. Ir taip pat keliami reikalavimai konstrukcijų atsparumo ugniai. Čia kaip ir irgi Tomas, mums labai kažkaip su Tomu šiandien sutapo, mes panašius objektus pasirinkom kaip pavyzdžius. Tai tas Mjolstant pastatas Norvegijoje, kuris vienas yra iš aukščiausių, buvo įdomu nagrinėti gaisrinės saugos sprendimus jame. Tai konstrukcijos buvo suprojektuotos tokio storio, kad net ir jeigu sprinklerinė gaisro gesinimo sistema pastate nesuveiktų, vis tiek pastatas atlaikytų 2 valandas. Stovėtų atlaikytas apkrovas 2 valandas, net ir jeigu sprinklerinė sistema neveiktų. Tai man atrodo, čia yra įspūdingai daug ką pasakanti. Ir čia yra su sąlyga, kad konstrukcijos yra atviros ir neapsaugotos. Man atrodo, apie 80% visų konstrukcijų yra atviros. Danija irgi stipriai keičia šiuo metu nuo savo normatyvinę bazę ir jau atsiranda sąlygos, kai galima ir apdailai iš išorės, ir konstrukcijoms naudoti medį, bet kaip ir Lietuvoje, kaip ir ten kitose šalyse, tai yra svarbu užtikrinti reikiamą atsparumą ugniai. Įdomių tokių kelių, man patiko, kaip Suomija nukeliavo pasirinko išskirtinį kelią. Tai yra, jeigu iki 2020 metų visos konstrukcijos pastatuose turėjo būti nedegios, tai po 20 metų atsirado tokie nauji kaip ir reikalavimai, palengvinimas, kad būtent gyvenamiesiems paskirties pastatams galima numatyti DS2, D2 degumo klasės statybos produktus, tai yra galima naudoti medį. Bet ką svarbu, tai yra priklausomai nuo medienos kiekio, turi būti parenkamas ir atsparumas ugniui. Tai yra, kuo daugiau medinių konstrukcijų, kuo daugiau organinės apdailos yra patalpoj, tuo didesni reikalavimai atsparumų ugniai.
Tai man toks sprendimas buvo įdomus, nes jis išsiskiria iš tokio bendro normatyvinių tokio konteksto. Ir dar kas įdomu, Suomijai, su ko galbūt man neteko nagrinėjant kitus teisės aktus susidurti, tai yra fasadams gali būti naudojamas neapsaugotas medis, neimpregnuotas, nelakuotas, bet svarbu, kad tada tokia atveju pastate turi būti įrengta sprinklerinė gaisro gesinimo sistema. Jeigu pastatas yra aukštesnis negu 8 aukštų, tai tokia atveju vėlgi privaloma sprinklerinė gaisro gesinimo sistema, bet jau medis turi būti jau impregnuotas, tai yra sumažintas degumas iki BS1D0 klasės. Ir 17 metais įvyko pokyčiai ir Latvijoje, tai yra pastatams iki 18 metrų aukščio, bet tam tikros paskirties, tai yra gyvenamosios, viešbučių ir taip toliau, leido naudoti neapsaugotą medį konstrukcijoms, bet su tam tikrom sąlygom. Tai sąlygos yra tokios, kad pastate arba turi būti įrengta gaisro gesinimo sistema, arba kaip Norvegijoje medinės konstrukcijos turi būti uždengtos specialiom tokiom kaip ir plokštėm, kurios apsaugotų medį, turi būti pastate ne mažiau kaip 2 evakuaciniai išėjimai, visos konstrukcijos turi būti bent jau 60 minučių atsparumo ugniai ir taip pat turi būti tam tikra degumo klasė ir fasado apšiltinimo būtinai turi būti naudojamas, tai yra tas akmens vata ar kažkas tokio, bet kurie atitiktų A2 klasę. Tai apibendrinant, nepriklausomai nuo šalies, vis tiek, kaip ir gaunasi, dažniausiai mes turime spręsti 3 klausimus. Tai yra laikančių konstrukcijų atsparumo ugniai ir laikančių konstrukcijų degumo klasė. Taip pat apdailos iš lauko degumo klasė ir apdailos iš vidaus degumo klasė. Tai visais atvejais yra 3 pagrindiniai klausimai, į kuriuos mes turim atkreipdėmėsi. Kas buvo įdomu dar nagrinėjant patirtį, kalbant apie medinės konstrukcijas Europoje, tai aš atkreipiau dėmesį į reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvai. Ir tai mane nemaloniai nustebino, nes kur be aš pažiūrėčiau, visur buvo nurodyta, kad Lietuvoje, čia kiek senesnis tas dokumentas, man atrodo, jeigu aš neklystu, čia 23 metų, tai dar buvo iki pakeitimų teisės aktuose, ta analizė buvo daryta, tai joje nurodyta, kad pastatai Lietuvoje gali būti statomi medinių konstrukcijų, tik tai su sąlyga, kad pastatas yra iki 3 aukštų arba iki 10 metrų aukščio ir kaip ir statyti aukštesnius pastatus kaip ir neįmanoma. Bet tai yra netiesa ir tai buvo netiesa ir šiai dieną kaip ir netiesa. Ir tai labai mane nemaloniai nustebino, nes tokia informacija yra ištransliuojama į išorę ir taip pat toks pat įspūdis susidaro ir kalbant su kolegom Lietuvoje. Tai dabar gal pabandysiu paaiškinti, kasgi yra Lietuvos normatyviniai bazė šiai dienai. Tai kalbant apie reikalavimus, turbūt žinot, kad Lietuvoje yra 3 atsparumo ugniai laipsniai, tai yra 3 atsparumo ugniai laipsnis, tai yra taikomas prastai pastatams iki 2 aukštų. Faktiškai tokiems pastatams nėra reikalavimų dėl konstrukcijų atsparumo ugniai, degumo, tai čia turbūt be problemų, jeigu įsivaizduoja medinį pastatą, tai iš karto, net iš architektų girdžiu, taip pas mus, sako, pastatas 3 atsparumo ugniai. Tai kaip ir visiems asocijuojasi, kad medinių konstrukcijų pastatas reiškia, jis yra 3 atsparumo ugniai laipsnio. Bet kaip ir dar yra ir 2 atsparumo ugniai laipsnio pastatai, kurie irgi gali būti statomi medinių konstrukcijų. Tai ir apie 1 atsparumo ugniai laipsnį, aš gal tada detaliau panagrinėsim šitas vietas. Tai turbūt šitas įdomesnis variantas, kaip galima būtų projektuoti aukštesnius pastatus. Tai 2 atsparumo ugniai laipsnio pastatus paprastai mes galim projektuoti 3-4 aukštų. Jų laikančioms konstrukcijoms gali būti naudojamas medis, bet su sąlyga, kad jis turi būti tinkamai paruoštas, tai yra padengtas antipirėnais arba uždengtas akmens vata arba kitaip
Tai yra pagerinta dygumo klasė, tai yra iš D klasės į B. Fasadams gali būti naudojamas paprastas, niekaip neapsaugotas medis. Laikančios konstrukcijos turi būti 45 minučių atsparumu ugniai, stogo ir perdangams galima net iki 20 minučių atsparumu ugniai naudoti konstrukcijas. Apdailai irgi beveik jokių ten kažkokių tokių griežtų reikalavimų nėra, gali būti patalpoms apdailo naudojamas medis. Ir iš tikrai antro atsparumo ugniai laipsnio pastatų medinėmis konstrukcijomis yra nemažai. Vienas iš tokių, kas man galbūt patiko, tai yra sinagoga Kauno gatvėje Alytuje, kur medinės perdangos yra medinės stogų konstrukcijos. Tai vėlgi faktiškai pastatas yra dalinai medinių konstrukcijų ir administracinės paskirties pastatas, ką minėjo Tomas. Tai yra pastatas, kur ir ne tik stogą laikančios, ir perdangų laikančios konstrukcijos, bet ir sienos ir pagrindinės laikančios konstrukcijos taip pat buvo iš medžio. Pirmas atsparumas ugniai laipsnis. Tokių pastatų tikrai yra nemažai Lietuvoje jau šiai dienai pastatyta. Tai yra, kalbant apie vandens pramogų parkus Vilniuje arba Druskininkuose, taip pat didžioji dalis senamiestyje 3, 4, 5 aukštų pastatų, jie yra medinėmis perdangomis, mediniais stogais. Tai vėlgi tai yra, žiūrint pagal reikalavimus, tai yra pirmo atsparumo ugniai laipsnio pastatai pagal savo altitudės. Tai tokie pastatai kaip ir buvo statomi ir anksčiau, bet kas pasikeitė nuo šių metų. Aš gal išskaidžiau du tokius variantus. Tai yra antras variantas, šis kelias, jis galiojo nuo 2014 metų, kaip galima buvo projektuoti medinių konstrukcijų pastatus. Tik tai, kalbant apie antrą variantą, buvo svarbu apriboti degių medžiagų kiekį. Nuo 2003 metų rugsėjo mėnesio Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas papildė savo reikalavimus ir sudarė galimybės projektuoti medinių konstrukcijų pastatus, neribojant degių medžiagų kiekį pastate. Tai pabandom pasinagrinėti iš eilės. Tai kasgi pasikeitė nuo 2003 metų, tai atsirado leidimas projektuoti medinių konstrukcijų pastatus, neribojant degių medžiagų kiekį juose, su sąlyga, kad tokie pastatai bus ne aukštesni negu 8 metrų ir tam tikros paskirties. Tai yra administracinės, prekybos, maitinimo ir taip toliau. Bet neribojant degias medžiagas galima projektuoti pastatus tik tai su sąlyga, kad pastate bus įrengta stacionari gaisro gesinimo sistema, bus adresinė gaisro aptikimo sistema, taip pat visuose evakuaciniuose keliuose bus mechaninė dūmų šalinimo sistema, o laiptinės bus neuždūminamos. Taip pat visi laiptinės laiptatakiai, sienos, apdaila turi būti būtinai uždengti nedegiais statybos produktais. Ir kas dar įdomu, tai yra numatyta, kad prie tokių pastatų privažiavimus turi būti jau numatyta būtinai iš 2 išilginių pastatų pusė, nepriklausomai nuo jų aukštingumo. O gaisrų gesinimui turi būti numatytas 10 litrų didesnis vandens kiekis negu panašios paskirties pastatams, tik tais mūrinių gelžbetonio konstrukcijų. Toks pakeitimas, jis atrodo visai įdomus ir naudingas, bet man jis pasirodė kažkiek abejotinas vien dėl to, kad jis, mano nuomonė, sunkiai yra gyvendinamas ir sąlyginai brangus. Nes vien tik tai, kalbant apie inžinerinės sistemas, norint jas įgyvendinti pastate, jų kaina būtų apie 1 milijoną eurų, taip grubiai paskaičiuojant. Tai yra statyba išbrangtų apie 1 milijoną eurų ir ne kiekvienas vystytojas, ne kiekvienas užsakovas turės galimybę investuoti tiek į saugą. Tuo labiau, pavyzdžiui, jeigu vystomas yra nedidelis objektas, 5 aukštų, 500 kvadratinių metrų užstatymo ploto. Tai tada, kaip ir aš minėjau, iki šiol, dar nuo 2014 metų buvo ir kita opcija, kuri ir išliko, kaip galima būtų projektuoti medinių konstrukcijų pastatus. Tai yra pagrindinės sprendimas, tai yra riboti degias medžiagas pastate.
Kas yra ribotdegios medžiagas, tai yra, na galbūt ne tai, kad ribot, bet gaisro apkrova turi būti mažesnė negu 600 megadžaulių. Tai Eurokodas leidžia apskaičiuoti gaisro apkrovą ir kas svarbu įvertinti, tai yra įvertinti degias medžiagas, kurios yra naudojamos konstrukcijoms, kurios naudojamos apdailai, taip pat kurios naudojamos pagal technologinius procesus. Pavyzdžiui, mokykloje yra vienas numatytas degių medžiagų kiekis, tai suolai, baldai ir taip toliau. Kalbant apie muziejus, apie teatrus, ten yra kitoks medžiagų kiekis, tai vėlgi visą tai turi būti įvertinta, suskaičiuota. Ką leidžia Eurokodas, skaičiuojant gaisro apkrovą, tai be degių medžiagų kiekio, taip pat Eurokodas leidžia ir vertinti, kaip inžinerinės sistemos turi įtakos gaisro apkrovai. Tai yra tokie sprendimai ir inžinerinės sistemos kaip ugniagesių gelbėtojo komanda, ar jį yra. Jeigu yra, tokiu atveju tas koeficientas leidžia kažkaip pamažinti tas gaisro apkrovą. Jeigu yra dūmų šalinimo sistema pastate, jeigu yra saugus evakuacijos keliai, jeigu yra numatyta sprinklerinė gaisro gesinimo sistema, tai vėlgi visi tie parametrai, jie leidžia arba padidinti, arba pamažinti apskaičiuotą gaisro apkrovą. Tai grubiai, taip, aš čia labai grubiai pabandžiau primest, tai pavyzdžiui, jeigu mes norim sutilpti iki 600 megadžaulių į kvadratinį metrą gaisro apkrovą, tai be papildomų inžinerinių sistemų patalpoje turi būti ne daugiau kaip 30 kg į kvadratinį metrą. Tai jeigu mes netaikom jokių papildomų priemonių, tik tai skaičiuojam tas, kas yra patalpoj. Ir jeigu mes įvertinam inžinerinės sistemos, tai tiems patiems 600 megadžaulių pasiekti, gaunasi, kad mes jau galim naudoti 185 kg degių produktų į kvadratinį metrą. O. Taip. O. Tai, sekundė. Tai, ką svarbu atkreipdėmėsi projektuojant, būtent, kai yra ribojamas degių medžiagų kiekis, tai svarbu dar pirminėje stadijoje įsivertinti realų statybinių medžiagų sudaromą tą kiekį degių medžiagų. Nes nuo lapkričio 1 vyriausybės įsakymų mes jau kaip ir turim naudoti ne mažiau kaip 50% medienos arba organinių medžiagų statyboms. Bet jeigu mes pasirinkam antrą variantą, kai ribuojam degias medžiagas, tai faktiškai reikia pasitikrinti, ar tikrai ribuojant degias, ar užtikrinant ne mažiau kaip 50% medienos pastate, ar mes galim sutilpti į tos 600 megadžaulių, net ir numatydami papildomas inžinerinės sistemas. Tai aš sakyčiau, į ką atkreipdėmėsis, būtent į ką svarbu atkreipdėmėsi prieš projektuojant, tai būtent pasiskaičiuoti tas gaisro apkrovas, bent jau preliminariai įsivertinti, kokios konstrukcijos bus, ar ten kolonos, sijos, perdanga ir bent jau grubiai prisimesti. Ar galima sutilpti ir keliauti, projektuoti, pasirinkant antrą variantą, ar vis dėlto tas yra neįmanoma ir būtinai reikia grįžti tada prie pirmo varianto. Oi. Atsiprašau. Nepriklausomai nuo varianto, kuris bus pasirinktas, su projektavimu visais atvejais galioja griežti reikalavimai fasadų degumui, tai yra ir apšiltinimo, tai yra būtinai pastatams turi būti numatyta BS300 degumo klasė apdailai, tai reiškia, negali būti naudojamas paprastas medis, jis būtinai turi būti paruoštas, padengtas antipirenais, laku ar panašiai. Arba tai turi būti sertifikuota sistema, kuri vėlgi užtikrintų tą deklaruojam BS300 degumo klasę. Konstrukcijos. Neapsaugotos ne tai, kad neapsaugotos, bet medis neapdorotas, tinkamai neparuoštas, negali būti naudojamas pirmo atsparumo laipsnio pastatams, tai būtinai jis turi būti arba padengtas antipirenais, lakais, vata uždengtas ir panašiai. Ir ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra reikia nagrinėtis, kokios gali būti panaudojamos medžiagos patalpų apdailai. Nes
patalpoms, kur yra daugiau negu 100 žmonių ir gali būti, kad jūs paprasčiausiai negalėsite visur panaudoti medžio arba tik tais kažkiems tai elementams. Tai kalbant apie apribojimus, dar kartą, ką norėčiau paminėti, tai yra pastatams iki 26,5 metro mes nevedinamiems fasadams galim naudoti medį, ir vidinėms fasadams taip pat galim naudoti tas medį tik tai tinkamų paruoštą. Virš 26,5 metrų nevedinėms fasadams jau nebegalim naudoti B klasės statybos produktus. Jeigu pastatas yra aukštesnis negu 26,5 metrai, tai faktiškai visur turi būti ir laikančios konstrukcijos A2 degumo klasės, tai yra medis jau nebegali būti panaudotas tokiu atveju. Ir nepriklausomai nuo to, kokį variantą pasirinksit, ar pirmą, antrą, iki 8 aukštų pastatų jūs galite naudoti medinės konstrukcijas, bet jos turi būti tinkamai paruoštos ir užtikrinta BS3 D2 degumo klasė. Tai kalbant apie atsparumą ugniai, tai kaip ir minėjau, mes turim galimybę projektuoti medinės konstrukcijas, 3 atsparumo ugnį laipsnį pastatams, 2 atsparumo ugnį laipsnį pastatams ir taip pat 1 atsparumo ugnį laipsnį pastatams, bet tik tai tuo atveju, jeigu gaisro apkrovos kategorija yra 3. Tai yra mes užtikrinam tą arba ribodami degias medžiagas pastate, arba numatom tas priemonės, papildomas priemonės, kurias įvardinti departamentas, pakeisdamas reikalavimus nuo 23 metų. Ką dar turbūt reikia paminėti, tai yra apie fasadus kažkiek aš paminėjau, bet dar ir apie fragmentams. Tai yra šiai dienai galima fragmentams naudoti, fasado fragmentams galim naudoti medinius elementus, bet priklausomai nuo jų kiekio ploto ant lauko sienos. Tai yra, jeigu norima turėti neapsaugotą medį, tai tokiu atveju ant kiekvieno paviršiaus plotas, kur bus naudojamas medis, jis negali būti didesnis negu 15%. Ir tas plotas nėra sumuojamas per visus plotus, bet kiekvienam paviršiui, kiekvienam sienos plotui žiūrimas tas atskirai. Ir apie apdailą, tai vidaus apdailai vėlgi yra galimybė naudoti medį ir pirmą, ir antrą, ir trečią atsparumo ugnį laipsnį pastatams. Kalbant apie pirmą, tai yra kažkiek jau yra atsiranda tokių nemažai apribojimų, tai yra galima, pavyzdžiui, jau ir šitiems, jau čia galima naudoti medinius elementus ir čia mes galim faktiškai jau turėti kažkokius medinius paviršius, tik tai, kad jie turi būti, galbūt paruošti tinkamai. Grindis galima naudoti medinių paviršių, tai kaip ir galimybės yra ir ne tik konstrukcijoms, bet ir apdailai naudoti medį. Aš atsiprašau. Kas dar, galbūt man, kas buvo Kalinas pratęs pokalbį, tai yra medinės konstrukcijos, tai nereiškia, kad jos turi būti būtinai neapsaugotos. Kartais, kai, pavyzdžiui, esamas pastatas yra ir nėra galimybės, niekaip ten išdidintų kolonų ar sijų skersvėjų, tai yra įvairūs būdai, kaip galim pagerinti tų konstrukcijų savybės. Ir nuo to pastatas netampa kažkoks pavojingų, bet, tik tai, kad viską reikia tinkamai paruošti. Tai, Linai, gal pratęsim? Taip, aš pratęsiu, tik norėčiau pasidalinti tom pačiam skaidriam, kad galėčiau. Taip. Nesimatom, ne? O, gerai. Tai greitai prabėgam. Skaidrės matos, taip. Paskutinė dalis iš mūsų su Irina pristatymo, tai yra reikalavimų užtikrinimo būdai ir trumpai apie ką aš kalbėsiu. Tai pirmas, yra 3 pagrindiniai punktai.
rinkoje prieinami sertifikuoti sprendimai, užtikrinantis medinių konstrukcijų atsparumų ugniai ir degumo klasę. Mes kaip gamintojas ruošimės šitom naujojom Lietuvoje ir turime ir galime pasiūlyti pilną sprendimų paketą medinių konstrukcijų apsaugai, tai yra su plokštėmis ir su priešgaisrinė danga. Toliau antras bus reikalavimų sąrašas, ką aš čia turiu omenyje, tai šiame etape pateiksiu svarbiausius klausimus ir atsakymus, kurie padės jums, klientams, geriau suprasti reikalavimus ir jų laikymosi būtinybę. Taip pat nurodysiu viešus registrus, kur galite pasižiūrėti sertifikuotus produktus ir kokius sertifikatus privalo pateikti gamintojas. Ir paskutinis, tai bus apie komunikacinių angų sandarinimą per CLT konstrukcijas. Pabrėšiu, kad tinkamas komunikacinių angų sandarinimas yra būtinas, norint išlaikyti konstrukcijų atsparumą. Tai pradėkime. Dabar taip, jeigu mes kalbame apie medinių konstrukcijų apsaugą su priešgaisrinėmis dangomis, ką mes turime iš esamų sprendimų Lietuvos rinkoje? Yra Promatas pasidarė sertifikatus su priešgaisrinė danga Promaduro. Tai yra paruošta naudoti, vandeniui skiedžiama, be tirpiklių, skaidriai išsiplečianti danga, kuri užtikrina degumo klasę iki BS120. Dabar, ar yra alternatyvų rinkoje? Žinoma, yra. Aš bent jau suskaičiuoju 6-7 gamintojus, bet turbūt yra ir daugiau, bent iki 10, kurie siūlo įvairius antipirenus ar tai lakus, kurie užtikrina degumo klasę iki BS120. Kai kurie galbūt bus iki BS220, bet iš principo rinkoje yra įvairių gamintojų, tai galite pasirinkti pagal savo poreikį. Ir dabar mes kaip gamintojas vis norime žengti tą mažą žingsnelį į priekį ir turėti tam tikrą išskirtinumą. Tai kuo mes dabar išsiskiriam ir kuom išsiskiria Promaduras, koks jo išskirtinumas? Išskirtinumas toks, kad kai prieš metus atlikom sertifikavimą gaisrinių tyrimų centre, mūsų tikslas buvo turėti sertifikatus ne tik degumo klasę užtikrinti, bet ir atsparumo ugniai. Ir atsparumo ugniai sertifikatas yra iki R45 minučių. Ir jeigu pasižiūrėsime, ar alternatyvų yra šiai dienai rinkoje, tai mano žiniomis nėra. Ir Promatas turi vienintelis sertifikatus, kuris gali tiekti sertifikuotą produktą, užtikrinantį ugnį atsparumą medinėms konstrukcijoms. Dabar kaip atrodo sertifikatai su priešgaisrinėmis dangomis? Tai nebūtinai, sakykime, su Promatu, bet ir su kitomis. Tai dešinėje matote sertifikatą degumo klasių užtikrinti ir matosi visai kitas standartas, tai yra 13501 pirma dalis. Ir kairėje, jeigu iš mano pusės, yra sertifikatų pavyzdys išduotas gaisrinių tyrimų centro, kuriame yra įvardintas ir kitas standartas 13501 antra dalis. Ir sertifikatų prieduose yra informacija, kad, sakykime, degumo klasiai, parodyta, koks turi būti naudojamas kiekis užtikrinant BS120. Ir jeigu kalbame apie atsparumą ugniai, taip pat yra nurodyta, kad kaip pavyzdys prie R30 reikia naudoti 500 gramų Promaduro, prie R45 reikia naudoti 1,1 kg. Yra tam tikri apribojimai, kad turi būti tam tikros skersvėjo mediena, kad turi būti tam tikra mediena. Bet sertifikatai čia ir galite pilnai naudoti tiek degumo klasį, tiek atsparumo ugniai. Dabar koks to Promaduro, koks dangos veikimo principas? Rugsėjo mėnesį dalyvavome
Baltic Fire forume Rygoje ir turėjome atsivežę tokį medinį namuką ekspozicijai. Viena namuko dalis buvo padengta priešgaisrinė danga, panaudojom kilogramą kvadratui ir kita namuko dalis buvo be jokio papildomo padengimo. Tikslas buvo parodyti, kaip gaisro metu funkcionuoja šita danga ir kokį. Ir tai buvo pirmas tikslas. Antras tikslas parodyti pačios dangos galimybės, tai yra po gaisro, kaip atrodo tas dangos funkcionalumas. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, antroje nuotraukoje matote atvira liepsna degantį namuką, vieną pusę degantį atvira liepsna, tai šita pusė buvo be padengimo ir kita pusė yra su Promodur priešgaisrinė danga ir matosi tokios kaip baltos pūslės kyla, pradeda joduoti, tai pradeda veikti apsauginis sluoksnis. Ir po gaisro matote paskutinėje nuotraukoje yra išpjautas gabalas šitos dangos ir matosi nepažįsta mediena. Jeigu pasižiūrėsime matosi šitos priešgaisrinės dangos apsauginis sluoksnis, kuri plečiasi ir apsaugo medieną. Ir toj pačioj nuotraukai irgi matosi toliau, žiūrint tiesiai į nuotrauką, atviros ertmės ten, kur jau išdegusi mediena be jokio papildomo apdorojimo. Keletas projektų pavyzdžių, kol kas Lietuvoje neturime didesnių projektų, yra projektų, bet jie, sakykime, ne tokio lygio, kaip kad pas kolegas Lenkijoje, tai parodysiu kelias nuotraukas, kaip atrodo medinės konstrukcijos po Promodur apdorojimo. Tai medienos struktūra matosi pilnai. Jeigu norime nudažyti medieną kitą spalvą, galima tai daryti. Tai pradžiai parenkamas yra dažas, kuris turi turėti suderinamumą su Promodur priešgaisrinė danga. Toliau ant viršaus naudojamas Promoduras. Apie reikalavimus ir sertifikatus. Klausimas yra toks. Kokie reikalavimai yra taikomi priešgaisrinės dangos medinių konstrukcijų apsaugai? Medinių konstrukcijų apsaugai priklauso pirma vertinimo ir tikrinimo sistema pagal reglamentuojamų produktų sąrašą. Priklausomai nuo sprendimų, tai gali būti antra sistema, trečia sistema. Tai pirma, kad būtų aiškumas, yra pati griežčiausia. Ir ką tas griežtumas duoda? Tas griežtumas reiškia, kad gamintojas, kaip mes, ar tai platintojas, privalo turėti nacionalinį sertifikatą, kuris patvirtina, jog produktas atitinka priešgaisrinius reikalavimus. Kur galima rasti sertifikuotų produktų informaciją? Tai, kai jūs įspecifikuojate tam tikrus produktus, pasitaikogi tokių situacijų, kad įspecifikuojate produktą, paimta galbūt iš brošiūros ar iš katalogo, montuotojas sumontuoja, ar tai padengia tą priešgaisrinę dangą, ateina gaisrininkas ir paprašo popierį ir žiūrim, kad sertifikatų kaip ir nėra šitai dangai. Tai, kad apsidrausti, aišku, jūs galite tiesiai kreiptis į gamintoją, arba galite pasižiūrėti, yra gaisrinių tyrimų centro registras, kuriame yra sertifikuotų produktų sąrašas. Toliau yra Kyvo Inspekta puslapyje, kurie irgi yra akredituota įstaiga ir gali išduoti sertifikatus, tai ten irgi yra parodyta. Lietuvoje tai nėra dvi sertifikavimo įstaigos, kurios gali išduoti sertifikatus. Yra bent dar dvi, tai yra Inspekta ir neseniai akreditaciją gavusi Tuvlita. Bet paminiu
na, sakykime, dvi didžiausias, su kuriuom mes kaip ir gamintojas dirbame ir per kuriuos esame pasidarę sertifikatus medinių konstrukcijų apsaugai. Toliau, kokius sertifikatus privalo pateikti gamintojas ar platintojas, kuris tiekia į rinką priešgaisrinę dangą. Tai kaip ir minėjau, gamintojas privalo turėti nacionalinį sertifikatą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos, ar tai gaisrinių tyrimų centro, ar tai Kyjivo inspektos. Ir turint tą nacionalinį sertifikatą, yra vykdomi kasmetiniai auditai gamybos vietoje, užtikrinantis produkto kokybę. Pasitaiko tokių atvejų, kad gamintojas ar tai platintojas, na, pamojuoja Europos techninių įvertinimų ir visi galvoja, kad čia yra kažkoks stebuklingas dokumentas. Tai nereiškia, kad produktas gali būti naudojamas atsparumo ugniai didinimo darbams Lietuvoje. Tai įsivertinkite, jeigu kyla klausimų, bendraukit su gamintojais arba ieškokit informacijos sertifikavimo įstaigos. Toliau, kalbant apie medinių konstrukcijų apsaugą su plokštėmis, ką turime iš esamų sprendimų? Tai yra lubų perdangų apsauga iki REI 120, gali būti ir kolonų apsauga nuo R30 iki R90. Visi šitie sprendimai yra sertifikuoti Lietuvoje. Ar yra alternatyvų rinkoje? Žinoma, yra. Įvardinsiu Rockwellą, tikrai žinau, kuris turi sertifikatus, manau, turi ir kiti vatos gamintojai. Tai tiesiog projektuojant reiktų pasinagrinėti informaciją, kas yra rinkoje ir naudoti pagal savo poreikį. Ir keletas mūsų projektų su kalcio silikato plokštėmis, kuriuos įgyventinom per pastaruosius keletą metų. Vienas iš pirmųjų buvo kareivinės Kaune. Reikalavimas buvo užtikrinti atsparumą ugniai iki REI 60. Ir privalumas šitos sistemos, kad užtenka naudoti 15 mm storio plokštę. Tai yra labai plonas sprendimas. Tiesioginis tvirtinimas į konstrukciją, tai nereikia kažkokio papildomo karkaso. Galima montuoti izoliaciją, bet nebūtina. Ir papildomai galima sumontuoti apdailą ant plokščių arba tiesiog glaistyti ir nudažyti. Kitas projektas buvo Vilniuje, tai yra gyvenamosios paskirties pastatas. Reikalavimas taip pat buvo REI 60, panaudojant 15 mm storio plokštes. Problema buvo ta, kad buvo neišlaikomas atstumas tarp pastatų ir priimtas sprendimas pilnai ugnį atsparinti stogo konstrukcijas. Ir trečias, vienas iš paskutinių mūsų projektų, taip pat gyvenamosios paskirties pastatas Vilniuje. Reikalavimas REI 30, tai šiuo atveju panaudojam 10 mm storio promoksluojant į plokštes. Ir pabaigai paskutinę skaidrę kalbėjo ir Tomas apie CLT konstrukcijas. Apie medieną tiksliau, tikiuosi nesuklysiu, kad šiuo metu statybose viena pagrindinių skyrių atskirimui naudojama konstrukcija yra būtent CLT, tai yra kryžmai sluoksniuota mediena. Ir užtikrinti tinkamą komunikacijų, tokių kaip kompozicinių aliuminio metalinių vamzdžių ar tai plastikinių vamzdžių priešgaisrinį sandarinimą per CLT konstrukcijas yra svarbu. Nors CLT konstrukcijos kaip ir pasižymi gera atsparumo ugniai savybė, tačiau nepakankamai sandarios komunikacinių
komunikacijų vietos gali tapti, na, įvartkim, gaisro sklaidos keliais. Ir kad taip nenutiktų, specialūs ar tai sandarikliai, ar kiti ugnies parų sprendimai yra naudojami ir padeda užkirsti kelią ugniai prasiskverbti per šitas komunikacijas. Ir taip išlaiko pastato atsparumo gaisrui ir struktūrinį medienos vientisumą. Tai rinkoje yra ne tik tais formatas, yra ir kiti gamintojai, kurie gali pasiūlyti sertifikuotus sprendimus. Ir iš mano pusės, ir iš Irinos pusės būtų tiek.